Sveiki gyvi! Ar kada nors pagalvojote, kad savo ateitį galime ne tik nuspėti, bet ir aktyviai kurti? Būtent apie tai ir kalbėsime. Šiandien pasigilinsime į 3, sakyčiau, stebėtinai paprastas, bet labai galingas praktikas, kurios gali padėti mums visiems susikurti harmoningesnį gyvenimą. Na tai ką, pradedam? Taigi, štai ir esminis klausimas. Ar mintis ir emocijos kuria mūsų ateitį? Atrodo paprasta, bet sustokime akimirkai. Pagalvokime, kiek galios iš tikrųjų slypi mūsų viduje. Mūsų šios dienos temos autorius teigia, kad ta galia yra milžiniška. Iš esmės, kad mes patys savo mintimis ir jausmais tiesioginė to žodžio prasme formuojame savo rytojų. Pažiūrėkime, kaipgi veikia šis principas. Gerai, pereikime prie esmės. Visa tai remiasi idėja, kurią galima pavadinti kvantinio lauko principu. Žinote, skamba gal sudėtingai, bet mintis paprasta. Viskas aplink mus ir mumise yra energija, viskas vibruoja. O mūsų mintys ir, kas svarbiausia, mūsų emocijos skleidžia labai konkrečią vibraciją. Ir štai čia prasideda magija. Ši vibracija veikia kaip kosminis magnetas. Ji tiesiog traukia į mūsų gyvenimą tokius pat įvykius, žmones ir galimybės, kurios vibruoja panašiu dažniu. Ir štai čia yra ko gero pati svarbiausia mintis. Raktas į geresnę ateitį yra ne kažkur ten už kalnų. Ne. Raktas yra čia ir dabar. Būtent emocijos, kurias jaučiame šią akimirką, atveria duris į ateitį, kurios trokštame. Tai nėra kažkokia mistika, tai mechanizmas. Ir geriausia dalis – mes galime išmokti jį valdyti. Sąmoningai. Gerai, užteks teorijos. Pereikime prie praktikos. Pirmasis įrankis, kurį aptarsime, yra rytinė vizualizacija. Ir neišsigąskite, tam nereikia valandas medituoti. Tai vos 5 minučių praktika, bet jos poveikis, gali būti tiesiog neįtikėtinas. Puikiai tinka ir dienai pradėti, ir ją užbaigti. Taigi, kaip tai veikia? Viskas labai paprasta. Pirmiausia, laikas. Geriausia tai daryti vos pabudus, kai protas dar ramus, arba vakare prieš pat užmiegant. Trukmė – tik 5 minutės. Tikrai kiekvienas galim tiek rasti. Ką darome? Tiesiog užsimerkiame ir įsivaizduojame savo svajonių ateitį. Bet. Ir čia yra didžiausias bet. Svarbiausias punktas yra 4. Fokusas. Neužtenka vien matyti paveikslėlius galvoje. Reikia tai pajausti. Iš tikrųjų pajusti dėkingumą, džiaugsmą, tą vidinę ramybę. Lyg visa tai jau vyktų dabar. Čia ir slypi visa esmė. Ir štai, Virginijaus Smoukso žodžiais, kurie puikiai tai apibendrina. Matykite save sveiką, stiprų, sėkmingą, džiaugsmingą. Tai ne apie pasyvų svajojimą, ne, tai apie aktyvų procesą. Mes sąmoningai kūrėme ir įkūninėme savyje tą būseną, kurioje norime būti. Ne kažkada, ateityje, o būtent dabar. Gerai, o ką daryti, kai dienos bėgyje užklumpa, ne pačios maloniausios emocijos? Nerimas, susierzinimas, pyktis, visiems tai pažįstama tiesa, tam yra antroji praktika. Emocijų keitimas kvėpuojant. Tai tarsi emocinės pirmosios pagalbos rinkinys. Ir vėlgi, tai genialiai paprasta. Kai tik pajuntate, kad kyla nerimas ar pyktis, tiesiog stabtelėkite. Akimirkai. Giliai įkvėpkite, o įkvėpdami galvokite, įkvėpiu ramybę. O tada iškvėpkite su mintimi, išleidžiu visą įtampą. Viskas. Tiesiog kartokite tai kelis kartus. Pamatysite, kaip kūnas ir protas po truputėlį nurimsta. Tai veikia. Iš esmės, tai yra mūsų vidinis perkrovimo mygtukas, suprantate? Bet kuriuo paros metu, bet kurioje situacijoje galime jį paspausti ir atstatyti savo geras vibracijas, grįžti į pusiausvyros būseną. Tai neįtikėtinai galingas įrankis, kurį visada turime su savimi. Na, o dabar trečioji praktika. Ir jis, sakyčiau, yra šiek tiek kitokia. Tai jau nebe 5 minučių pratimus, o, nuolatinis požiūrio treniravimas. Tai apie tai, kaip mes sąmoningai renkamės reaguoti į viską, kas vyksta aplink mus. Kiekvieną dieną, kiekvieną akimirką. Pažiūrėkime į šiuos 2 ciklus. Kairėje tai kaip dažnai gyvenam automatiškai. Atsitinka kažkoks įvykis ir iškart kyla blogos mintys, iškart seka negatyvi reakcija ir galiausiai ką mes gauname. Ogi dar daugiau problemų ateityje. Dešinėje matome sąmoningą ciklą. Įvykis tas pats. Bet tarp įvykio reakcijos atsiranda pauzė, pasirinkimas. Mes pasirinkame neutralias mintis, pasirinkame neutralią reakciją. Ir rezultatas geresnė ateitis. Visa galia slypi tame mažame tarpe, tame sąmoningame pasirinkime. Ir čia labai svarbus patikslinimas, kurį duoda ir pats autorius. Kaip sakoma, reikia tik negeneruoti viduje ir neskleisti aplink save neigiamų vibracijų. Tai nereiškia, kad turime tapti pasyvūs stebėtojai ir leisti, kad mums liptų ant galvos. Tikrai ne.
Jeigu reikia veikti, veikiame. Jeigu reikia gintis, ginamės. Bet esmė yra tai daryti ne iš pykčio, ne iš neapykantos, o iš ramios vidinės būsenos. Valdyti savo vidų, net jei išorėje vyksta audra. Taigi, apibendrinkime, kuo visos šios praktikos yra tokios geros. Pirmiausia, joms praktiškai nereikia papildomo laiko. Viskas natūraliai integruojasi į mūsų kasdienybę. Ir rezultatas – pagerėjusi gyvenimo kokybė ir tas nuostabus jausmas, kai tiesiog plauki pasroviui, neiškrisdamas iš gyvenimo tekmės. Kasgi to nenorėtų? Na štai, aptarėme 3 tikrai galingus įrankius. Bet žinote, kaip sakoma, žinojimas pats savaime galios neturi. Galia atsiranda tada, kai žinojimą paverčiame veiksmu. Visa informacija, kurią čia aptarėme, yra paremta Virginijos Moksaus išmintimi. Tai karmos meistras ir reiki mokytojas, kuris šioje srityje dirba jau 25 metus. Patirtis, sutikite, milžiniška. Ir tiems, kam įdomu pasigilinti, kas norėtų asmeninės konsultacijos ar praktikos, verta žinoti, kad Virginijus veda ir meditacijas, ir reiki seansus, atlieka energetinę bei karminę diagnostiką. Tai puikiai proga pasimokyti iš tikro profesionalo. Ir pabaigai dar viena citata, kuri, man atrodo, yra pati svarbiausia. Žinojimas be pritaikymo – tai greitai užmirštama teorija. Tikrai, galime perskaityti 100 knygų, išklausyti daugybę paskaitų, bet jei nieko nedarysime, niekas ir nepasikeis. Tikrasis pokytis ateina per praktiką. Būtent tada teorija virsta realia apčiuopiama galia mūsų gyvenime. Taigi, pabaigai noriu palikti klausimą apmąstymui. Kuri iš šių 3 praktikų labiausiai surezonavo? Kurią norėtų išbandyti pirmiausia? Gal rytinė vizualizacija? O gal kvėpavimo pratimai jau dabar? Nesvarbu, kurią pasirinksite. Svarbiausia yra tiesiog pradėti. Žengti tą pirmą, kad ir patį mažiausią žingsnelį.